Būt matyti. Tai nematai jūs niekas, ten kieme iki čia. Ar čia nieks nemato, ką jūs čia stovi, tai nestovi. Ant čia eiti. Autobusą parvažiuoju. Dabar jau daugiau. Та ще дгав подав, касет, люк Петров передав, дивись. Чи гарс. Ir jeigu išeis Potevičius, tada reikia gal palaukti, būtų geriau, kad... Kada išeis? Kada išeis, sakau, patikėtas žmonės laukia. Tai tada palaukim, tada. Jeigu jam nesam. Tai aš nežinau, kadangi vienas iš iniciatorių šito piketo aš esu. Ir iniciatorius todėl, kad žmonės mane įpareigojo, ir ne vien šitie, kurie čia yra, o susitikdamas su savo rinkėjais, aplankiau virš 20 organizacijų, be išimties beveik visi kelia šitą klausimą. Kaip sutvarkyti prekybą, kaip atitraukti prekybą nuo korupcijos ryšių. Ir jeigu Pocevičius nesugeba šito padaryti, turbūt jisai nekompetitingas ir rinkti naują Raikop sąjungos pirmininką. Aš tam tikslui susipažinau su Raikop sąjungos nuostatais, kaipgi yra renkama tai ir kas skiria Raikop sąjungos pirmininką. Kaip žinote, Raikop sąjungos pirmininką renka įgaliotinių tarybos posėdis, kuris šiandien ir vyks. Dabar dauguma žmonių klausia, kasgi rinko tuos įgaliotinius. Turbūt pas jūs yra dokumentai, yra protokolai, aš nebejoju, jūs šito pasirūpinę esat ir padarė. Aš ir mano 4 kaimynai esame kooperatyvo nariai. Nežinome nei vieno karto, kada buvo kviečiami mes rinkti įgaliotinių. Prašom pasakykit, kas esat kooperatyvo nariai. Pakelkite. Visi. Ar žinote, kada buvo renkami įgaliotiniai? Ne. Mes manome, kad įgaliotinių taryba, tiksliau aš taip manau, o gal ir kiti taip mano, kad įgaliotinių taryba rinkta nedemokratiškai nusižengiant įstatams. Ir jinai dabartinė įgaliotinių taryba negali atstovauti visų kooperatyvo narių. Tai vat pradėsim nuo to, kad įgaliotinių taryba arba mes įpareigojame šiandien dar kartą spręsti šitą klausimą, o jeigu jūs nesugebate, įpareigojame mes rajono valdžią jau ir jūs taip pat, kad būtų kviečiami kooperatyvo narių susirinkimai, renkami nauji įgaliotiniai ir nauja įgaliotinių taryba. Aš manau, kad jūs šiandien susirinkę į savo susirinkimą spręsite prekybos klausimus iš esmės, o ne kaip pagerinti vieną ar kitą pasitaikančią problemą.
kad yra rajone prekybinė korupcija, tuo nebejoja niekas, kadangi kur dingo baldai, nieks nežino, kur dingo ta video aparatūra, kaip ten vadinasi, magnetofonai, nieks nežino, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šitas dalykas tęsiasi iš metų į metus ir mes nebegalime toliau taip laukti. Todėl mes esame įsitikinę, kad jūs žinote, kur dingo, jūs tik tais nenorite išduoti savo kompanijos, jūs esate surišti tarpusavį. Ir mes nieko blogo nenorėdami, mes matom jūs gražius žmonės, gražiai apsirengę, geros nuotaikos. Ir dirbkite taip, kaip jūs atrodote. Ir to mes iš jūsų te norime, daugiau nieko. Na ir taip pat, aišku, mes norime, kad šiandien būtų spręsti šitie klausimai. Būtent organizacinis klausimas, kas toliau vadovaus Raikop sąjungai, jeigu šitą dabartinę struktūrą nekompetitinga spręsti šitų klausimų, reikia spręsti, kas bus kompetitingas. O aplamai, aš nežinau, mano toks būtų palinkėjimas, jeigu gerbiamas Pocevičius iš tikrųjų nuspręs, kad reikia atsistatydinti, tai kol kas jo pareigas gali užimti pavaduotoją. Man atrodo, visur taip yra, paskui skelbti konkursą užimamai etatiniai vietai. Norėčiau, kad būtų šiandien paaiškinta būtent, kur dingo tos deficitinės prekės, kurių žmonės reikalauja. Na ir taip pat norėčiau, kad būtų paaiškinta, kaipgi spręsite toliau prekybos klausimus. Kodėl jūs manęs, kandidato į deputatus, klausėt, kaip tu spręsi prekybos klausimą? Ne aš spręsiu jį, jūs spręsit. O aš stengsiuos, kad jums būtų sudarytos sąlygos būtent taip daryti, kad visi žmonės būtų lygus prieš įstatymą, kad visiems būtų lygiai padalinta to vadinamo dabartinio deficito. Mes esame čia paruošę tokią rezoliuciją, visų vardu. Jeigu kas dar nori ką pasakyti, prašom. Nu, kad, gerbiami draugai, jūs daug šiandienas pastatėt klausimą, beveik ir atsakėt. Turbūt, mano supratimu, čia visi vadovai susirinko. Kodėl jūs nestatot šiandien klausimą, kokia mūsų organizacijų finansinė ūkinė veikla, kaip mes mokame atlyginimus, ar juos mes pakėlėme, ar sumažinome. Reiškia, kodėl šiandien nestatomas klausimas apie pagrindinių maisto ir kitų prekių rajono gyventojų aprūpinimą, ar statomi tik klausimai, tie, kurie ne pirmo būtinumo šiandieną mūsų gyvenime. Jeigu kas liečia mūsų įgaliotinį išrinkimą, šiandien mes turim priekulės vartotojų kooperatyvų pirmininkė, jai žodis gali būti suteikiamas, ir Gargždų vartotojų kooperatyvų pirmininkė Jurkovienė. Jeigu domnai, jos tas klausimus jums atsakys. Mane rinko į tarybą, į konferenciją Gargždų įgaliotinių surinkimas. Tai yra 100 žmonių. Kodėl ne visi buvo pakviesti? Aš nuo 59 metų esu kooperatyvo narys, nesykį nedalyvau susirinkime, nes nemačiau skelbimo, kad kviečiama. Kodėl viešumo jokio nėra? Davайте visi susirinkim tada. Ir be to per mūsų sąjungos komitetą atsiskaitinėti susirinkimą iškyla klausimas dėl 21 komplekto baldų, nes mūsų labai įdomi. Ir mums atsakė Bertulienė, kad Pocevičius nusižengė savo priimtam nutarimui ir pardavė kooperatyvo nariams. Mums baisiai įdomu, kas tie kooperatyvo nariai, nes tas klausimas jau visur iškilo. Prašom pasakyti, kas tie kooperatyvo nariai. Jūs žinote. Galiu atsakyti, jeigu yra nustatyti prekybos taisyklių pažeidimai, tegu prokuratūra man kelia baudžiamą bylą, kad aš kaltas ir įrodo. O jeigu aš tų dalykų nedariau, aš tikrai svetimų kalčių neprisimenu. У їх прокуратура каже, щось еліні трюкси капіталістські, пардотові, не імпортникас. І я в parduotuvę, tik tokios išmiros ir. Tik tokios išmiros ir. Po valandos laiko ir tokios. Nejaugi aš nuo ryto iki vakar turiu 3 fiksuoti eiliai. Čia ne importas, paprastai eilinis kasdienis žmogui reikalingas būtiniausias dalykas. Vieną valandą, kitą valandą. Priverčiu žmogų nuo ryto iki vakaro miegos parduotuvės. Jeigu nori gauti. Valandą buvo, tos prekės nebuvo. Po valandos eilį jau tą prekį prekiaujam. Ne importas, paprastai eilinis triusis. Ir kodėl iki 100 man reikia? Vieną po valandos laiko atvež kitą išmėrą. Turit šiandien, prašau, tokią visas išmėras dėti. Aš buvau, man tiko tą nupirkau tą, išėjau visų gerų. Dabar vieną valandą buvau, man nebūtų tos prekės. Išėjau kitą kartą po valandos, jau yra. Tai darbų žmonės gal pardėnų mėgos parduotuvės. Čia paprasta aplaidom džiugloms. Po valandos iškišta. Neiloninis importinis trenikus.
Vieną dieną, tai nejaugi dabar parašytam žmogui įsivaizduoti, kad 5 poras atvež treningą. O antrą dieną vėl 5 poras išleidė tų importą, šiandien net iš ko pirktų importą. Paprastai lydi dalykai. Atsakykit dar vieną klausimą. Jeigu šitą liaudį susirinko šitiek ir nepatenkinti jūsų darbo, kodėl jūs veržėtės į šitą postą, jeigu jums nėra šilta? Laikraščiai sakot, sunku dirbti. Sunku duoti, kad nėra sunku dirbti. Suprantam, sunku, nepajėgi dirbti. Draugai, spręs taryba. Renkasi taryba, spręs prekybos organizavimo klausimą. Renkasi 80 žmonių. Ir tą klausimą turbūt pateiks daug Šimėnas arba daug Kerpaitė. Į tarybą spręs ir šiandien, ką mums ginčytis to šiandien. Vieną valandą, tą kitą valandą ką? Kodėl iki atidarant parduotuvę, jau pardavėjos savo draugės giminaitės po aukštus įsileidžia, kodėl dūsgi pirkėjai. Ne pardavėjais, bet pirkėjai su paketais pažastim iki 11 ant duoda ją per aukštus. Kodėl šitai Už durų matai, kokiam skyriui bus priekių. Jau matai, žmogus, kur bus priekių. Noriu konkretizuoti dar truputį reikalą. Gerbiamas Pocevičiau, ne pardavėjas atsakyti turi. Jūs vadovas, jūs turite atsakyti. Kodėl mes turime gilintis jūsų finansinius reikalus? Į kurios organizacijos mes lendam finansinius reikalus? Jūsų ūkis, jūs tvarkykitės, kiek turit kišenė, tiek turit. Mūsų liečia, kad tas rytis, kurio mūsų santykiai yra su jumis kartu. Jūs mūsų aptarnaujat, mes šitas problemas ir keliam. Mes nekeliam ūkinių reikalų. Palaukit dar vieną minutę. Yra draugų Pranckienė duonos gamyklos. Dėl tarybos. Jurkuvinė parduotuvės tvarka. Budityti Priekulės. Razauskienė yra parašų kontora daržovės. Yra, reiškia, bazės direktorius Sekčiūnas bazės išvežimas. Jūs ir pareikalaujate iš jų šito dalyko, ne mes reikalausim, mes iš jūsų kaip iš vadovo reikalaujame. Toliau, taryba. Aš galiu pasakyti, kokia tarybos sudėtis yra. Apie 80% yra įvairių vadovų. Tai yra ir apylinkių pirmininkai, ir kolūkių pirmininkai ir taip toliau. 50% iš jų yra TSKP nariai, buvusios TSKP. Va, dabar reikia, aš kai einu į rinkimus ir sakau, kad reikia šitą sistemą pakeisti. Administracinė, komandinė, vienpartinė sistema. Va šiandien susirinks va šitie įgaliotiniai. Ir aš tikrai abejoju, kad jie priimtų kokį sprendimą rimtą šito klausimu. Todėl, kad jų tokia sudėtis. Toliau, apie 20% bendros likusios kiekio sudaro eilinės pardavėjos, kurios, taip sakant, lyg tai priedanga nuo šitos korumpuotos, atleiskit, sistemos. Va, todėl ir aš manau, kad įgaliotiniai šiandien, ne įgaliotiniai, o taryba turėtų spręsti klausimą iš esmės. Jeigu ji nepajėgi prekybos klausimų spręsti, tegu ir ji pati visą tarybą atsistatydina. Mano nuomonė šitaip reikia kalbėti. O kas tai? Kur dėkite aparatūrą, kuri buvo laikraštyje? Kas linkiu tarybą? Dėl to neatsakėt už diskusijų. Gal Kaliningrado turboje ar kur nors atsirado? Tiesioginių atsakymų. Jūs pakentėkit. Mes matyt tiesioginių atsakymų va čia pat kieme ir negausim. Mes parengėm tokią trumpą rezoliuciją, jeigu galima aš ją paskaitysiu ir norėtumėm išgirsti jūsų pritarimą arba galbūt jūs siūlot kažkaip papildyti ar pakeisti. Mes Gargždų miesto ir Klaipėdos rajono gyventojai susirinkę į piketą šių metų sausio 29 dieną, žinodami prekybos organizavimo būklę rajone, turėdami omenyje nuolat besikartojančius piktnaudžiavimus ir trūkumus, pirma, pareiškėme nepasitikėjimą Klaipėdos rajono vartotojų kooperatyvų sąjungos pirmininku Pocevičiumi. Antra, reikalaujame, kad įgaliotinių taryba nušalintų jį išeinamų pareigų, remiantis Liaudės kontrolės komiteto ir prokuratūros sukauptais faktais. Trečia, organizuoti demokratiškus įgaliotinių rinkimus ir neeilinę konferenciją, kurioje būtų iš esmės apsvarstyta, kaip pertvarkyti egzistuojančią ir savęs nepateisinančią vartotojų kooperacijos sistemą. Kokia būtų jūsų nuomonė? Ačiū, tada mes su tą nuostatą ir einame į šitą posėdį. Aš tik noriu dar paklausti, gal čia reikėtų pažymėti tą momentą, kad mes esame už praeitį dar nepatenkinti už tas atliktas klaidas. Tai yra remiantis medžiaga, šitą faktą yra faktas. Viskas yra. Gerai, ačiū, einam daugiau. Tai jeigu jūs neprieštaraujant, mes... Maloniai pasitikėjau ir tikimės. Laikraštį paskelbtą rezoliuciją.
Išliks iš darbo. Ne, dar kažkai. Tam reikia laikyti. Jo. Taip, 330. Gerai. Tam reikia laikyti. Nu tai ko tas klystas nežadėt, nieks nelik. Ne,